likimas. Tai apie Elizą iš Vilkų kampo. Labai paprastas pavadinimas, bet ar pastebėjote, kad tokių knygų, kur būtų moters likimas, labiausiai sutiksime klasikinėje skandinavų literatūroje. Sakytume, tai yra topinė jų tema. Daug esam skaitę tokių knygų. O va dabar mes ją turime. Tokią knygą turim ne tik Lietuvoje, bet turime savo aplinkoje. Bet visa tai yra tarsi perkeista meninė kalba ir mes priversti esame skaitydami knygą ne faktus rinkti, ne paveikslus dėlioti, bet mes esam tiesiog įbūvinti į tą knygą. Dovanokit, aš čia susikūriau tokį naują žodį, nes nemokėjau kaip pasakyti. Mes tiesiog ten esame įkelti, įbūvinti, įgyvendinti. Ir ten mes gyvename labai tikroje tikrovėje. Ta Maskolio žandaro baimė ne iš karto atėjo į mano pasaulį, nes mes vaikai buvom šiek tiek saugomi. Paskui jie tik tai labai. Bet jeigu pagalvotume apie moterų likimą sovietmečiu, pokaris, skurdas, badas, vėliau kolektyvizacija, moterų prievartinis darbas, beprasmis darbas tose kolūkių laukuose, tas visų vertybių iškraipimas juk jau buvo taip pat Maskolijos, tik truputį aukštesnio sluoksnio, jau valdininkijos rankos padaryti dalykai. Yra geros knygos, yra gražios knygos. Šiemet iš keletos perskaitytų knygų, iš kelių dešimčių perskaitytų knygų, užstrigo viena kita, tai Stefano Cveigo, europiečių užrašai, rusų ir šveicarų rašytojo Michailo Šiškino laiškų knyga, kuri padarė didelį įspūdį. Bet jos nepranoko Elizos. Ir aš tas žinias susirankiojau iš archyvų. Ir apie kitus veikėjus aš taip pat radau archyvuose. Vienus aš užtikau Vokietijos archyvuose, kitus užtikau Vilniuje, Švėkšnos gimimų mirties archyvuose ir tiesiog buvo stebuklinga, kaip tie žmonės tada gyveno. Juk viskas prasidėjo 1800 metais, kada Napoleonas perėjo ir per Lietuvą taip pat, kad jis pripylė kraujo klanus visur, kur tik buvo įmanoma. Ir Lietuva padalinta į dvi dalis, grabė tarp vienų kiemų ir kitų kiemų. Ir abipus grabės stovi kareiviai su šautuvais, šauna, jeigu tu ten prisiartini. Ir net nežinai, iš kurios pusės kulka tave pagriebė. Taip ir Gretei atsitiko. Gretė, Elzieso Užkarpatės sesuo, nenorėjo per muitinę važiuoti, norėjo greitai, emocijų apimta ir skausmo ir nežinodama, kaip čia viską padaryti, nuvažiavo ten, kur tiesiau. Ne per muitinę, ne per inkaklius, o pasuko tiesiai į tėvų namus į Grabukus. Ten ją ir pasitiko pulka. Tas pats atsitiko ir su Anskiu. Niekas nežino, kur Anskis dingo. Gal Anskis žuvo dėl to, kad jis skelbė antiprancūzišką propagandą. Gal Anskį draugai nužudė. Bet juk aš nežinau, kur Anskis dingo, todėl ir negaliu parašyti knygoje. Gal belieka tik spėlioti. O dabar apie kalbą, kad atsakyčiau, aš rašau tą kalbą, kurią mes ir kalbėjom. Mano tėvas, mano motina, mano giminės kalbėjo ir šitais dabar aš gal ir nekalbu taip, nes jau pamiršau, bet šitie žodžiai, kurie yra čia žodynėlyje, visi buvo mūsų. Mes tuos žodžius sakėm ir toks noras, tokia nostalgija parodyti tuos žodžius, užrašyti, kad kiti irgi paskaitytų, gal prisimins, gal jiems ką nors pasakys šitie žodžiai. Ir man visai nesvarbu, kad vieni yra svetimybės,
kiti yra tarmybės, atmesti mokslininkų, literatų ir kalbininkų. Man visai nesvarbu. Mūsų buvo šitie žodžiai. Mes juos mylėjom, mes su jais ėjom per gyvenimą ir kai mokykloje reikia kalbėti norminę kalbą, tai ir kalbi, o pareini į namus, uždarai duris ir vėl savo kalbelę su vaikais kalbėti. Iš neapykantos okupacijai, kalbos darkymui, iš meilės kalbai, žmogiškam gerumui, pagarbai moteriai. Kai skaitysite apie Benediktą, pamatysit, kaip jam buvo svarbu apginti moterį. Ir būdamas toks taurus žmogus kaip Benediktas, jeigu reikia užstoti moterį, jis suspaudžia kumščius iš visų jėgų ir duoda į skūrą tam, kas nuskriaudė moterį. Tai ponia Nijole, dabar pasakykit man, tarkim, kaip jums kilo mintis tą knygą? Jinai savaime kažkaip tiesiog kaip būna iš širdies išplaukia, tarkim, ar? Tikrai savaime, tikrai savaime. Ir aš ieškojau apie praeitį visokių žinių ir tos žinios kažkaip mane taip užbūrė, taip paėmė mane į savo rankas, kad visi tie epizodai, kuriuos aš parašiau, jie tiesiog patys savaime į mane atėjo. Lyg jie būtų mane vedę. Būna taip, kad subrandini, tarkim, kažkokią mintį, ar ne? O kartais viskas tarsi tokia srove, tokia lavina, ar ne, tarkime. O kaip jūsų, pavyzdžiui, koks motyvas buvo, pavadinkim, apskritai rašymo, kaip jums randasi tas, ar noras įamžinti, tarkime, į tuose puslapiuose, kad liktų tie veikėjai, kažkokie žmonės, kažkokie likimai, ar kažkokios tai emocijos, tarkim, jeigu kalbėtume apie eiles, tarkime. O proza, aišku, jinai tokia pasakojimo pobūdžio, tarkim, ir jau fiksuoja tarsi kažkokius personažus, ar ne, kurie buvo ar galėjo būti, tarkim, o kaip jums? Aš pati savęs nelaikau prozos rašytoja, aš esu poetė ir todėl ir romanas yra tiesiog kondensuotas. Jausmas, jausmas ir jausmas. O veikėjai atėjo iš archyvų, atėjo iš patys tiesiog pasižiūrėjau, kad 1841 metais visi 3 vilkai mirė. Kodėl? Kas atsitiko? Kodėl tie žmonės mirė? Galvojau ir atėjo tokia mintis, kad jie tikriausiai mirė nuo tuberkuliozės. Ir iš to paskui kilo ištisas siužetas apie Oną, Benediktą ir Petronėlę, kaip jie sirgo, kaip jie merdėjo, kaip mirė, ką jie galvojo prieš mirtį, kaip jie jautėsi. Ir iš tikrųjų toks keistas daiktas yra kūryba. Atrodo, kad ne tu kuri. Atrodo, kad kažkas veda tavo ranką ir mintis. Aš visą laiką galvodavau, žinokit, aš kuomet pradėjau pati rašyti, tai man atrodė, kad tai daryti gali filologės, žodžiu, tas elitas, tarkim, literatūra, kurie studijavę, tarkim, ar kažkas kitas, tarkim, tu gali rašyti mokykloje, tarkime, pasitikrinę, ar ne, tarkim, rašinius rašai gerai, arba blogai, arba pusiau, ar turi polinkį, tarkim, ar ne, bet tuo rašytoju tapti tuo tikruoju, man rodės, tarsi nepasiekiama kažkas tai. Ir tiesiog nedrįsti, tarkim, pretenduoti į tą vietą, todėl, kad rašytojas ar ten poetas, tai būdavo, ar ne, mūsų laikais, tarkime, 61 metų gimimo, tai mums atrodė kaip dievai, kažkokie Olimpė, dievų kažkur tai esantis, ar ne, tarkime, ir niekados net neįtartum, kad, gali ir tu pasakyti, ar ne, tarkim, kaip ten bebūtų, kažkas tai, iš tavęs ateina laikas, man regis tai būna po 50, tarkim,
kai tu nori tarsi tuos žmonės, kurie buvo nuo vaikystės, nuo jaunystės, tarkim, tavo atrate, juos tarsi, kurie įdomus labai buvo charakteriai kažkokie, tai ir ypatingi žmonės, kurie paliko atspaudą tavo gyvenime, tarkim, tave kažkiek tai įtakojo ir formavo. Ir, tarkim, labai norisi juos įamžinti. Apie rašytojus aš esu tos pačios nuomonės. Man jie buvo dievai. Poetai, rašytojai ir lietuvių. Žinoma, aš baisiai mylėjau Hemingvėjų. Jis tiesiog mane formavo kaip moterį. Bet, kad taip, aš neturėjau net minties rašyti romaną. Tiesiog neturėjau tokios minties. Tai atėjo savaime ir aš tikrai nežinau iš kur. Gal iš tų žinių, iš tų archyvų, iš kapinių, jie atėjo patys savaime. Ir žmonės jų dabar jau nebėra. Kaip tu jų paklausi, kaip jie gyveno, kaip jie mylėjo. Aš ir apsisprendžiau, kad jie ir mylėjo taip pat kaip mes. Ir troško tokių pačių dalykų kaip mes šiandien. Ir nieko per daug jie nesiskyrė nuo mūsų. Ir tas man palengvino parašyti. Vincentas yra panašus į mano tėvą. Elsė Oškartatė su savo meile Anskiui yra visa aš, mano charakteris. Bet paskui toliau jau aš džiaugiuosi, kad nėra taip, tik tais jos meilės istorija. Ir apskritai, kad aš būčiau kokį norą turėjus ir nusiplanavus, taip nebuvo. Tiesiog spontaniškai. Kaip krioklys. Grinai kaip krioklys, krenta ir iškrenta. Žinoma, aš dabar, jeigu galėčiau knygą perrašyti, aš ją perrašyčiau. Nes aš ir daugiau turiu visokių epizodų galvoj, bet nieko dabar jau nepadarysiu. Tai kitą leidimą gal darysite ir papildysit. Būna taip atsitinka iš tikrųjų. Taip. Na, ačiū labai. Ačiū labai Jums, ponia Nijolė.